Sveiki, esu objekte, kur dar darbai nepabaigti, tai norėjau parodyti tokį dalyką, kaip stulpų uždengimus. Čia panaudoti senos tvoros stulpai, kurie yra rudos spalvos, tai jie mums šiandien į tvorą neįmėta, kad jų nereiktų keisti. Yra toks dalykas kaip stulpų uždengimai. Va, prašom, išlankstytas toks lankstinys, kuris primena tokią C raidelę, ne? Ir mausime už šitų kraštelių ir pilnai viską uždengsim. Užsidengia ne tik stulpas, bet užsidengia ir loveliai su kniedėm, taigi nieko nesimato. Nesu šitoje vietoje daug patirties turintis, todėl bandom, kas čia gausis. Tai atitiks realybę, va, įdomu, žinot, kai klientą būna patys, ar jie gali patys lengvai susimontuoti ar ne. Nu tai va, tiesiog uždėjau, užkabinau už lovelių ir va. Ir dabar jau slinksiu žemyn. Ganėtinai, galiu pasakyti, ganėtinai tvirtai reikia slinkti, tai patariu būtinai naudoti guminės kokias pirštinės, kad geresnis sukibimas būtų ir tiesiog visų svorių žemyn slenkam. Nu ir ką, ir dabar jau reiks pakalti tikriausiai. Įmam medinį pagaliuką, pasižiūrim, gal dar pavyks taip kažkiek. Nu va, pavyko dar daugiau užstumti. Matot, ganėtinai tvirtai viskas, ne? Ir dabar pakalu iki man reikiamo lygio. Pažiūrėkit, kada kalat, ar čia neatsirėmė į kur nors, nes tada jau tiesiog sulenksit viską, ne? Nu ir va, viskas, turim uždėtą jau uždengimą. Dabar liko tik tai uždėti kamštelį ir tvora bus į pabaigą.